Esate istorikė, archeologė, dėstytoja. Trumpai pristatykite savo veiklas. Turiu istorikės diplomą, bet visą gyvenimą dirbau archeologijos srityje, kasinėjau ir pagaliau iš muziejaus perėjau į universitetą dėstyti archeologijos ir muziejininkystės. Tai taip išeina, kad tiesiog ta archeologija yra kaip ir mano pagrindinė mokslinė tyrimo sritis. Ir dabar, kai pradėjau dėstyti, tai dar iš švietimo sklaidos kryptimi aš labai patenkinta, kad galiu apie tą archeologiją savo studentams papasakoti. Viena jūsų pagrindinių tyrinėjimų sričių yra materialinė Lietuvos kultūra. Kuo galite pasidžiaugti? Iš tikrųjų, materialinė kultūra galiu pasidžiaugti tuo, kad pavyko parašyti disertaciją, ją sėkmingai apginti ir išleisti knygą Geležies metalurgija Lietuvoje nuo pat pradžių iki pat 13 amžiaus, ką mūsų archeologija turi apie geležies lydymą ir įrodyti, kad mūsų protėviai tą geležį lydė nuo 4 amžiaus iki pat dabar, kad jie turėjo čia vietinės rūdos, ir paskui kiti tokie dalykai geri. Tai archeologijos skyrius Šiaulių aušros muziejuje, kurį pavyko 1989 metais įkurti ir palikti, perduoti į nepaprastai geras rankas Audronei Šapaitės. Antras dalykas, 2 tyrinėti objektai, kurie iš tikrųjų dovana Šiaulių kraštui, o ypač man tai Lieporių senovės gyvenvietė ir kapinynas, kur nuo 90 metų su pertraukom iki šių metų kasinėjau, ir Kurtuvėnų dvaras, kur nuo 95 metų iki 13 metų kasinėjau su mažom pertraukom. Tai va šitie 2 objektai. Kodėl pasirinkote Lieporių gyvenvietę? Kuo ji išskirtinė ir kas nauja atrasta? Aš jos nepasirinkau, aš ją tiesiog radau. Pirmiausiai buvo atrastas kapinynas, kai Juozas Katkus Lieporių kaimo gyventojus atnešė į muziejų radinių iš savo daržų ir sako, čia tikriausiai senovė. Aš pripažinau, kad senovė. Pirmiausiai atrastas ir kasinėtas kapinynas, o ieškant to kapinyno pakraštų, kadangi čia buvo numatyta statyti naują rajoną, ten Kviečių, čia Rugių, tai man reikėjo surasti pakraštį to kapinyno ir beieškodama to pakraščio radau tą gyvenvietę ir ji pasirodė unikali išlikimo prasme. Tai yra 12 hektarų žemės, dabar saugomos valstybės, kurioje stovėjo kaimas, kuris sudegė 8 amžiaus pradžioje. Bet tame kaime ištyrinėta 10 sudegusių namų, yra 5 šuliniai, ten tuose šuliniuose tie 8 liepos žievės kibirėliai ir visa geležies lydimo lydykla, jie čia rūdą kasė, degė, plovė, lydė, kalvę radau ir tuos nukaltus daiktus kapinyne jie sugulė kartu su tos bendruomenės žmonėmis. Tai pirmas dalykas miesto pakrašty, antras dalykas šitoks išsilaikymas, kuriame išlieka net šulinys gyvenvietė, 5 šuliniai, tai čia yra unikumas, o dabar va, mes stovime Kūdros dugne. Tai šulinių dar be mūsų yra ir Žardės gyvenvietė. O kad būtų tyrinėtas dirbtinis vandens telkinys Kūdra, tai be mūsų aš nesu girdėjus. Ar Šiaulių universiteto studentai, istorikai įsitraukia į kasinėjimus? Jie negali neįsitraukti dėl to, kad nuo to laiko, kai aš jau dėstau archeologiją, jie čia atlieka praktiką ir yra pagrindiniai kasėjai. Tai aš jau dabar iš pradžių kasė moksleiviai ir juos visko reikia mokyti, labai kontroliuoti, o studentas suinteresuotas, jisai žino, ir aš esu tiek išlepinta, kad jau ir brėžinius dabar daro ir visa kita, ir mano studentai visada čia atėję, labai susidomi. Aš jais visiškai pasitikiu ir šių metų, ir kitais praktikantais, kurie čia buvo, ir jie ne tik įsitraukia, jie rašo ataskaitas, paskui dar po kiek laiko, kai susitinkam, jis klausia, kaip jums ten Lieporiuose sekasi. Tai čia jau, kitaip sakant, tos refleksijos geresnės negu klausimas, atsiminimas būti negali. Kaip leidžiate savo laisvalaikį? Aš esu 2 mūzų valdžioje, tai literatūra ir muzika. Ir trečias dalykas, kuriam aš nesispiriu, nors jau, sakytume, kaip ir sunkoka būtų tai kelionės, ir jeigu jau tik tai turiu kokią galimybę kur nors nuvažiuoti ir ką nors pamatyti, ko dar nemačiusi, tai čia va yra tas dalykas, ko noriu. O laisvalaikio aš galiu sakyti neturiu. Vasarą kasu, žiemą dėstytoja ir rašau ataskaitas ir viskas. Bet žinote, visa diena ant kojų ir ore, ir ne auditorijoje, ir ne namie, tai geresnių atostogų už darbą būti negali, jeigu jį mėgsti. Sako, turėk gerą tarnybą ir nereiks į darbą.